Parodos lankytojas užsukęs į TC stendą, ar gali gauti tam tikrų sprendimų, patarimų ir kažkur tai sutaupyti netgi? Ir papildysiu, ne tik sutaupyti, bet išvengti labai rimtų klaidų. Taip gali. Ir, sakyčiau, paroda yra kaip tik ta puikia erdvė ir galimybė tiek vartotojui, tiek profesionalui vienoje vietoje sužinoti daug ir nebūtinai iš vienų lūpų. Galų gale dėja, galutinį sprendimą, kokias medžiagas naudoti ar kokią sistemą montuoti, turi priimti pats vartotojas. Parodos metu jisai turi galimybę vienoje vietoje sužinoti maksimum daug, jam nereikia važinėti po miestą pirmyn atgal, ir čia ateina ir viską sužino. Tai va, o kitas dalykas yra, labai dažnai yra išvengiama klaidų. Tarkim, neseniai buvo toks atvejis, kai bendravau su klientu ir jis buvo įsitikinęs, kad dušo surinkimo vandens kiekis, surenkamo vandens kiekis priklauso nuo grotelių ilgio. Kas yra visiškai netiesa, tai priklauso ne nuo grotelių, o priklauso nuo sifonų. Tai va, tai ir žmogus, reiškia, vos nepadarė klaidos, įsigydamas labai ilgą lataką, bet per mažą sifoną. Dėja, jeigu tai būtų padaręs, tai po to vėliau jau prausdamasis duše jisai stovėtų tiesiog baloj. Tai va, tai mes diskusijos metu viską išsiaiškinam, išvengiam tos problemos ir va, tokia va, problema, pavyzdžiui, jinai yra iš esmės praktiškai nepataisoma. Nes žmogus jau įsigijęs dušo maišytuvą pakankamai prabangų ir brangų, dušo latakas sumontuotas, plytelės suklijuotas, negriausi dabar. Tai va tokių klaidų, kad išvengti, tikrai kviečiu visus ateiti į parodą ir diskutuoti su profesionalais, išgirsti jų nuomonę. Tuo labiau, kad parodoj visada dirba stende, bent jau mūsų TC stende dirba patys stipriausi mūsų specialistai.